Sveiki. Labas. Naudodamiesi progą, kad šiandien dar yra labai daug sniego aplinkui, mes skelbiame žiemos transporto priemonių greičio varžybas. Taisyklės labai paprastos. Reikia pasiimti transporto priemonę, nebūtinai pritaikytą žiemos sportui ir stengtis kuo greičiau nusileisti nuo šio kalniuko. Po varžybų išrinksime pačią greičiausią, smagiausią ir pavojingiausią transporto priemonę. O visas transporto priemonės šiandien išbandys Justas. Pradedam! Trasa įveikta per 13 sekundžių. Sveikas. Puikiai. Trasa įveikta per 7 sekundės. Deja, bet akivaizdu, kad netgi su šluotos pagalba Malkai nelemta įveikti šitos trasos. Na, tikiuosi, maišelis neproplyš vidury kalno. Mes irgi tikimės, linkime sėkmės ir varom! Trasa įveikta per 36 sekundės. Koks jausmas įveikus šitą trasą? Labai smagu, džiaugiuosi, kraujas pilnas adrenalino, norėčiau dar patišnėti. Sakyk, kokia transporto priemonė buvo pati smagiausia? Pati smagiausia buvo užpakalio padėklas, nes užpakalio padėklų čiuožiant atsiranda toks šaižus ledo ir plastmasės trinties garsas. Aišku. O kokia transporto priemonė vis dėlto yra pavojingiausia? Nerekomenduočiau čiuožti su malka, nes išlysta iš po kojų ir galima nusisprendti. Gerai, ačiū tau labai už dalyvavimą ir linkim sėkmės kitose žiemos varžybose. Ačiū tau ir ačiū tau. Linkim jums slidžių ir greitų žiemos trasų.